Labas vakaras, mano vardas Liudmila, esu alkoholikė. Labą vakarą. Ačiū, ačiū, kad pakvietėt. Labai smagu matyti pažįstamus veidus, bendraujam. Nu kągi, mano ta istorija, aš visą laiką kažkaip tai ypač blaivybės pradžioj galvoju, kad mano patirtis ta tokia nenaudinga ir galbūt ne visiems tinkanti, aš neturėjau atkryčių ir man atrodė tie, kurie praėjo labai tokį sunkų kelią su atkryčiais, su didžiuliam problemom sveikimo kely, tai tų patirtis yra, aišku, tokia svaresnė. Bet iš tikrųjų šiandien suprantu, kad mes dalinamės ir kalbam apie sveikimo patirtį, apie tą ką darėm, kad vat šiandien galim džiaugtis normaliu gyvenimu. Nu, kaip įprastai per spikerinius, kaip buvo, kas įvyko ir kaip yra dabar. Tai tą pragarą ir tą beprotybę turbūt, kurį išgyvena kiekvienas alkoholikas, yra labai panaši, aišku, tos aplinkybės, tos situacijos gal truputį kitokios, bet tie išgyvenimai ir kaip mes jautėmės, iš tikrųjų kentėjom ir yra labai panašios ir tas gėrimo laikotarpis be abejo labai greitai viens kitą alkoholiką supranta, kai dalinamės savo praeitimi, kadangi mus jungia ta bendra bėda, bendra liga ir bendri tie išgyvenimai. Su alkoholikais aš susidūriau nuo pat vaikystės. Mano tėvas buvo alkoholikas, mano vyresnysis brolis irgi buvo alkoholikas ir be to giminiai buvo nemažai ir aplinkoj aš mačiau ir labai smerkiau, aišku, aš tiesiog neįsivaizdavau, kad tai liga, kad ligonė. Ir nuo pat vaikystės jau ir jaunystėje galvoju, jau mano šeimoje vaikai nekentės ir nepatirs to siaubo ir viskas. Nors mano nebuvo tokia asociali šeima, aš mamos, pavyzdžiui, girtos, tai gyvenime nemačiau, buvo aišku tie tokie giminės susijimai, baliai, kur buvo vartojama, bet kad mama prisigertų arba ten iš tikrųjų nesaikingai vartotų, taip nebuvo. Ir galbūt vat, tas matymas, vat, kaip elgiasi alkoholikai, tiesiog buvo labai man nepatrauklu ir aš labai, sakyčiau, vėlai, 18 metų, pirmą kartą jau paragavau taip iki apsvaigimo alkoholio, mes išgėrėm su drauge šampano kovo 8-osios proga ir nepasakysiu, kad man padarė kažkokį ten ypatingą įspūdį ir pakelė tam nuotaiką, tiesiog nepasakyčiau, kad ir labai patiko ta būsena. Bet kaip daugumai būdinga jauniems žmonėms, tai daug draugų, daug gimtadienių, vakarėlių, švenčių ir visokių susiėmimų. Ir iš vis vat, mano jaunystės ir gyvenime buvo labai daug aplinkui vartojimo alkoholio ir toleruojamas, ir darbe gerdavo visokios šventės ir nežiūrint. Ir kažkaip tai nepasakysiu, kad aš labai pradėjau vartoti. Šiandien, vat šios dienos akimis, aš matau, kad nuo pat pradžios vat, vartojimo, kai būdavo vat, vestuvėse, buvau ar kažkokiuose ten išvažiuodavom atostogauti, tai
niekad nemokėjau saikingai vartoti alkoholį. Ir va tos kontrolės stoka jau nuo pat pradžių pasireiškė ir iš tikrųjų buvo, atsimenu, buvau pamergė ir prisigėriau iki sąmonės netekimo, bet vat, kaip visą laiką alkoholikai mėgsta save pateisinti, kad nu nieko blogo visiems taip atsitinka, kadangi jauna buvau, turėjau sveikatos, paskui atsigavau ir šokau ir viskas lyg tai nieko. Ir tiesiog neatkreipdavau dėmesį į tos ženklus, kurie jau buvo, aišku, daug tokių buvo, kur su laiku jau ir nelabai prisimindavau tam viso to vakarėlio. Bet iš tikrųjų nebuvo to kasdieninio tokio vartojimo, tik tai, gal išeiginiam, kai susitikdavom su draugais. Aišku, pavartodavom, buvo tie lengvi gėrimai, vynas, šampanas iš pradžių ir tik paskui jau su laiku perėjom ant visokių tokių stipresnių gėrimų. Ir svarbiausiai, kad tiesiog negaliu šiandien pasakyti, kada buvo ta peržengta riba, kai alkoholis jau tapo jau toks dažnas vartojimas, jau nekalbant apie tai, kai jis buvo jau valdovas, kai negalėjau, buvo kasdieninis ir negalėjau be jo apsieiti. Ir kas dar svarbu, kai sakiau, galvoju, kad jau aišku, kaip ir dauguma merginų svajojo apie gražią šeimą, kad ir būsiu laiminga ir bus laimingi ir mano vyras, mano vaikai. Bet kaip ten nebūtų keista, pasirinkau tokį pat vartojantį vyrą ir aišku, dasidėjo tų draugų, tų švenčių ir viskas. Ir paskui pradėjom vartoti su vyru, dviese vyras mano irgi tapo alkoholiku ir paskui jis sunkiai susirgo, jam atėmė kojas ir jis 5 metus gulėjo ant patalo ir mirė, jam buvo 49 metai. Ir tas, aišku, mano bendradarbiai, mano draugai pateisindavo tą mano nesaikingą gėrimą, kad iš tikrųjų turiu tokį sunkų ligonį namuose ir kad, vieną išlaikau šeimą, daug dirbu ir ten visokių, ir man buvo labai patogu. Ir aš aišku, ir pati patikėdavau, kad iš tikrųjų taip yra, bet jeigu taip šiandien sąžiningai pasakius, tai kaip nekeista buvo po vyro mirties, aš pradėjau gerti dar labiau. Ir dukra, aišku, labai išsigando ir tiesiog verkė ir prašė, kad aš eičiau į Minesotą. Aš spyriojusi iki paskutinio, bet paskui nusileidau, kad mane paliktų ramybėj. Ir svarbiausia, savo tam dugne, kai aš iš tikrųjų nemačiau nei gyvenimo džiaugsmo ir jaučiausi kaip stovint ant bedugnės krašto ir vis tokia baimė, kad kažkas tai baisaus dar gali atsitikti mano gyvenime. Ir jaučiausi labai vieniša, nors ir dukrą turėjau, ir šeimą turėjau, ir draugus, ir lygtai, ir darbą mėgstamą, ir nebuvo ko, bet buvo ir atvejs, kai norėjau nusižudyti, kadangi negalėjau pakelti to savo gyvenimo, aš tiesiog negalėjau suprasti, kas su manimi vyksta. Ir svarbiausia, kad buvau visiškai nuleidus rankas ir neieškojau jokios išeities. Galbūt ta patirtis, kad alkoholikai labai liūdnai, mano artimieji
baigė savo gyvenimą. Mano tėvas 52 metų nuo infarkto mirė po eilinių daugiadienių, o brolis, mes tais tarybiniais laikais buvo tokia LTP Lietuvoj, kur buvo priverstinis gydymas ir mes kelis kartus bandėm jį gydyti, bet to užtekdavo gal pusmečiui ir paskui jis patyrė 2 infarktus ir visien po kurio laiko pradėdavo vartoti ir galų gale, būdamas blaivus, jis pasikorė. Aš labai mylėjau brolį ir labai išgyvenau šitą dalyką ir vat nemačiau, iš tikrųjų nemačiau išeities ir neieškojau, o kažkur tai kažkokios nuogirdos apie anoniminius alkoholikus, aš nieko nenorėjau girdėti ir bendradarbiai tokiam užuominam ten užvesdavo temas, kadangi matė, kad su manimi darosi. Aš nenorėjau nieko girdėti apie alkoholizmą, ir to labiau pripažinti, kad iš tikrųjų sergu šitą ligą, aš tik tai visą laiką galvoju, kad aš tik per daug geriu ir aš pati susitvarkysiu. Ir 2006 metais jau po eilinio darbo praradimo, aišku, nebuvo teisė pasakyta, kad dėl mano gerimo, tiesiog paprašydavo parašyti pareiškimą savo norų ir išeidavau. Ir aš tokia didžiai pakeltą galvą sakydavau, kad su jais neįmanoma dirbti, viršininkai blogi, betardarbiai tinginiai, ten vienu žodžiu, pavargau ir išeinu. Ir vienas iš, paskui aš sužinojau, kad esu anoniminis alkoholikas, toks iš jaunystės draugų pažįstamas, jis kažkada tai pasakė, kad gal tau reikės, jeigu tau reikės pagalbos, tu kreiptis. Ir aš kreipiausi, kai negalėjau sustoti. Jis mane tiesiog už rankos nuvedė į detoksą ir ten 2 savaitės, aišku, fiziškai atsistatė. Buvo toks Antanas Amerikonas, jis pasakojo apie savo priklausomybę ir kaip jis iš tikrųjų ką darė, kad pasveikti. Ir man atrodo, aš jau ten reikėjo, buvo susirinkimai rytiniai, reikėjo pasakyti, kokią turi priklausomybę ir pasakyti, kad alkoholikas. Ir aš jau išeidama iš detokso, tokio buvau įsitikinus, aš aišku nieko nenorėjau, tada jau išgirdau apie Minesotą, bet aš nieko nenorėjau girdėti apie tos dalykus ir buvau tvirtai įsitikinus, kad aš pati susitvarkysiu. Aš dabar žinau, kas su manimi vyksta, aš susitvarkysiu, bet ten užteko to tokios pakelios nuotaikos porą mėnesių, kai naujam darbe direktorė pasiūlė išgerti šampano, aš tiesiog neišdrįsau pasakyti, kad man negalima, kad aš turiu problemą, jau man ant tiek buvo baisu pripažinti kažkam tai ir to labiau naujam darbe pasakyti apie tokius dalykus. Ir aišku, po taurės šampano aš nepradėjau tą dieną, bet po kelių dienų vėl prasidėjo alkoholio pirkimas, slaptas gėrimas. Aš buvau daugiau tokia buitinė alkoholikė ir įsivaizdavau, kad nieks nemato, nieks nežino, nors visokiausių tokių dalykų būdavo, kurie neįmanoma buvo nepastebėti. Tai vat po 6 metų paskui toks buvo iš tikrųjų 6 metai juodo gėrimo ir kol aš atsidūriau Minesotoj, kaip sakiau, tiesiog dukros prašymų. Ir man pasisekė per pirmą tą savaitę karantino, kai dar neišleisdavo niekur, įvyko tas lūžis, aš išgirdau apie ligą. Ir turbūt didžiausią poveikį man padarė pirmieji sutikti pasveikę alkoholikai. Tai buvo Albinas ir Rasa, jie pasakojo savo istorijos ir aš, aišku, įsižiūrėjęs klausiau ir neįsivaizdavau, kaip jie su jumoru pasakojo apie tas tragiškus savo gyvenimo puslapius, apie
savo gerimą, apie šeimos problemas, apie viską ir daug kur susitapatinau ir mačiau, kokie jie linksmi, kokie laisvi, vat ta laisvė, tas toks nuoširdus bendravimas iš tikrųjų. Ir tada vat, pirmą kartą atėjo tokia mintis, jeigu jiems pasisekė, gal pasiseks ir man. Ir aš, aišku, labai stengiausi daryti viską, kas buvo siūloma, nors ne viską man buvo priimtina ir daugelis dalykų, apie kuriuos aš vėliau papasakosiu, atrodė, kad šitie dalykai man netinka. Bet aš jau pat Minesotoje pradėjom lankyti anoniminių alkoholikų susirinkimus. Aišku, aš iš pradžių buvo įdomu, o paskui man anoniminiai alkoholikai nepatiko ir aš pasakiau, kad man gal jų nereikia. Bet toks buvo naivus įsivaizdavimas to sveikimo. Vat programa man tinka, bet kadangi aš laikau save ateistė, tai aišku, ten, kur kalbama apie Dievą, 2., 3. žingsnis ir 11, tai man jų nereikia. Vat svarbiausia žingsniai, vat tas nesuvokimas ir Minesotoje mums davė tada knygą paskaityti, anoniminiai alkoholikai. Ir aš, aišku, pravarčiau, aišku, ne nuo viršelio, aišku, ne nuo pratarmių. Paskaičiau kaip grožinė literatūra, aišku, buvo įdomiausi tie knygos pabaigoj, kur yra pasakojimai apie alkoholikus. Bet kas yra labai keista, kad iš tikrųjų, nežiūrint į aukštą išsilavinimą, aš tam tekste, vat ant kiek paviršutiniškas toks buvo skaitimas, kad aš net nepamačiau, kad mūsų sveikimo programa 12 žingsnių smulkiai išdėstyta kiekvienas žingsnis šitoj mūsų knygoj. Ir aišku, už ką aš dėkinga Minesotai, kad išeidama aš žinojau, ką turėčiau daryti, kad pasveikčiau. Ir tas, kad lankyti susirinkimus, surasti globėją ir studijuoti programą. O šitie punktai buvo rašyti toj programai, kurią mes surašydavom po 28 dienų baigiant Minesotą. Ir aišku, labai susidraugavom, labai pasakojom ten savo istorijas tarpusavį ir tas vat buvo toks vat gerai jaučiausi tarp kitų alkoholikų ir išeidama aš įsivaizdavau, kad aš 3 žingsnius padariau, kadangi susirinkimuose sakydavau, kad aš alkoholikė, tai jau 1 žingsnis, kadangi mes jau buvo pasakyta Minesotoje, kad reikia melstis ryte ar vakare būtinai, tai vat aš meldžiausi, nors tos mano maldos pradžioje buvo daugiau poteriai, aišku, bet ne tame esmė, aš jau padariau 2., 3. žingsnį. Ir tik jau paskui su globėja, kai pradėjom studijuoti programą, aš supratau, kad aš dar 0. žingsnį iš tikrųjų esu, nors jau turėjau 2 metus tokios sausos blaivybės. Ir vat kas įvyko, aišku, ta euforija po Minesotos baigimo, tas vat kažkoks tai žinių bagažas, atrodė, kad jau viskas dabar stebuklingai tvarkysis, bet vat širdies gilumoje, vat, nors aš garsiai galėjau tokiu pat alkoholikų tarpe laisvai pasakyti, kad aš alkoholikė, bet širdies gilumoje aš vis vien negalėjau savo sąžiningai pripažinti, kad aš visiškai esu bejėgė prieš alkoholį ir va tą pripažinti iki širdies gelmių, kaip rašo tą va 1. žingsnį, aš tiesiog negalėjau, kol nepradėjom studijuoti programą.
Po Minesotos, vat, iš tikrųjų, toks kažkaip tai pradėjo stebuklingai tvarkytis santykiai namuose, darbe ir lyg tai viskas labai gerai. Ir aš, aišku, lankiau susirinkimus, kadangi prieš išeidamas sakiau, gal man nereikia to anoniminio alkoholikų, gal aš vat, studijuosiu su globėja programą ir viskas susitvarkys. Bet man pasakė nieko panašaus, susirinkimai būtinai turi lankyti. Ir aš, nu, tiesiog laikausi tų rekomendacijų, kadangi labai norėjau, aišku, atsikratyti tos baisios ligos ir aš lankiau pirmą mėnesį po Minesotos pagal tą mano Minesotos grupės tvarkaraštį, jie ėjo į skirtingas grupės, vat susipažinau su daugeliu grupių Vilniuje, dėka Minesotos, aišku. Aš lankiau susirinkimus su jais ir tik po mėnesio pajutau, kažkaip tai vat atėjo mintis, kad kažkur tai dingo tas baisus noras gerti. Kažkaip tai vat ir atsirado vat toks, aš pradėjau girdėti, apie ką kalba susirinkime. Į savo grupę pagrindinį tikslą aš iš karto po Minesotos buvau pasirinkus, kad lankysiu vat šitą grupę pagrindinį tikslą. Ir netgi buvau numačius, pas ką paprašysiu globos, bet kadangi viskas lyg tai tvarkėsi reikalai, susirinkimus aš lankiau, dažnai lankiau, ir aš visą atidėliojau. Ir klausydama jūsų spikerinių, kai dalinosi, ir kai sakė, vat, kad prašė globos, kadangi ten padėtis buvo tokia baisi, beviltiškai, emociškai ir visapusiškai. Ir aš taip save raminau, kad nu, pas mane nėra taip blogai, viskas tvarkosi, aš paprašysiu globos ir taip atidėliojau 2 metus. Bet kadangi aš vat, taip nenutraukiau ryšio su anoniminiais alkoholikais, tai ir girdėjau tą patirtį, vis vien kažkaip tai jau daug kur susitapatinau ir išgirdau tokius dalykus, kad žmonės atkrenta, užgeria, va tas atkritis vyksta ir po 11 metų, ir viena moteris pasakojo irgi praėjusią Minesotą po 13 metų ir vėl atsidūrė toj baisioj situacijoj, toj nevilty ir tam pragare. Ir aš išsigandau, kadangi tos mintis, kad gal aš po 2 metų, gal aš ne alkoholikė, gal aš pasiklausiau jūsų istorijų ir vienu žodžiu savo daug ką tiesiog, nu, toks iš tikrųjų nesąžiningas, nors jeigu man pasakytų tuo metu, kad aš esu nesąžininga, aš užpykčiau, aišku, bet vat iš tikrųjų, ką darė programa, vat iš tikrųjų tą pažinimą savęs, kad daug kur buvau nesąžininga, nors ir su gerais ketinimas, bet visur ieškojau savo naudos, kad būčiau pastebėta, kad pagirtų, įvertintų ir tai pasakytų ir atrodytų. Taip, tai aš tada po 2 metų pasiprašiau globos ir mes pradėjom skaityti knygą. Ir vat, ką aš pasakoju apie savo grupę, aš pavaikščiojau į mūsų grupę, grupė buvo konkreti, bet grupė buvo pagrindinis tikslas labai jauna ir aš buvau tam gimtadienį, metukų gimtadienį pirmam ir man buvo labai keista tokia su patirtim jau sveikstantis alkoholikai ir tokia jauna grupė, aš tiesiog negalėjau, aišku, suprasti to dalyko ir aišku, buvo, kadangi Lietuvoje buvo tik porą metų atėjus tą praktiką sveikti pagal didžiąją knygą,
Anksčiau tai buvo kitoks biškis veikimas ir iš tikrųjų mūsų grupė labai propaguoja tą sveikimo būdą su globėju ir pagal knygą. Ir aš truputį išsigandau. Man pasirodė, kaip mokykloj dar kai kurie jau tokie su patirtim sakydavo, sekantį kartą skaitysim tą ir tą, prašom pasiruošti, galvoju, kaip mokykloj, čia duoda užduotis, čia reikia dirbti, o pasakykit man, kuris alkoholikas nori dirbti, kažką tai veikti. Visi mes laukiam to kažkokio stebuklo arba ateis kažkas tai gydytojas ar kitas alkoholikas, o globėjas ir aš pasveiksiu. Nieko panašaus, reikia savo, šiandien tai aš suprantu, kad reikia tam dėti savo pastangų, turėti tą norą ir pasiryžimą sveikti, kitaip rezultato nebus. Ir aš pradėjau lankyti kitą grupę, irgi tokią vieną iš seniausių, ir man atrodė, iš tikrųjų ten buvo daug žmonių su kitokia sveikimo patirtim. Visiems tas buvo naudinga, bet ir aš porą metų buvau kitoj grupėj, patyliukai sėdėjau, porą kartų gal pasisakiau ten savo jubiliejaus ten kažkokio proga ir tiesiog kamputį, kad manęs nieks nepastebėtų, nieks nekliudytų ir niekur nedalyvauti. Aišku, atsirado daug draugų ir pažįstamų ir kai pasiprašiau globos, mano globėjo buvo iš pagrindinio tikslo, aš vėl grįžau pagrindinį tikslą ir jau daugiau kaip 10 metų aš vėl pagrindiniam tiksle. Labai džiaugiuosi savo grupę labai myliu ir man labai artima, nors aš nieko neturiu prieš kitas grupės ir kiekviena grupė turi savo veidą, savo kažkokius tokius brožus savo ir labai džiaugiuosi, kai kolegos, broliai, seserys sveiksta. Taigi mes pradėjom skaityti knygą nuo viršelio, kurio aš, aišku, ką paskaičiau, kas buvo didelėm raidėm parašyta anoniminiai alkoholikai, o kas, kad parašyta, kad tūkstančiai vyrų ir moterų pasakojimas, kaip tūkstančiai vyrų ir moterų pasveiko nuo alkoholizmo. Tai šito kažkaip tai aš neprisimenu, kad atkreipčiau dėmesio ir man tada pradžioj buvo labai neaišku ir kartais grupėje girdžiu, kad atsiprašau, susiginčia atseit nepagydoma, mirtina nepagydoma liga ir kaip čia galima pasveikti. Iš tikrųjų, tas mūsų pasveikimas ir šiandien aš laikau jau save pasveikusią alkoholikė. Bet vis vien aš alkoholikė, aš žinau, kad aš sergu šitą ligą ir jinai neišgydyta, o pasveikimas tai iš tikrųjų išmokau gyventi su tą lygą, kaip tūkstančiai gyvena su kitom nepagydomom lygom. Aišku, jie ten taiko tam tikrą gydymą, tam tikrus vaistus. Man nuo šitos alkoholizmo ligos yra vaistai anoniminiai alkoholikai. Ir kas buvo gerai, kad aš jau prieš pradedant studijuoti programą su globėju, aš jau žinojau, kad programa reikalinga ne globėjai, kad galėčiau grupiai pasakyti, kad aš jau žingsnius praėjau. Programa reikalinga man. Aš nors jau 2 metus lankiau susirinkimus, bet vis vien toks labai paviršutiniškas buvo įsivaizdavimas tų žingsnių, nebuvo to giluminio supratimo iš tikrųjų esminių dalykų ir būtent studijavimas su kitą alkoholikę turinčią jau sveikimo patirtį
tas iš tikrųjų duoda tos teigiamus rezultatus ir padeda sveikti. Ir vat kas nuostabu, mes su mano globėja irgi abidvi praėjome Minesotą ir mūsų blaivybės stažas gal skiriasi pusmečiu. Bet mano globėja iš karto po Minesotos pasiprašė globos ir pradėjo studijuoti programą, o aš atidėliojau 2 metus. Taigi, vat, mano sveikimo patirtis ir jos, aišku, turi didelį skirtumą. Jinai, iš tikrųjų, jos patirtis ir stipresnė, ir jinai turi sveikimo daugiau patirties negu aš. Ir vat, tik tai iš tikrųjų pradedant įsigilinti į tos žingsnius, o pirmam žingsniui, kuris yra toks galutinis iki širdies gelmių, turiu pripažinti ir pati savo, ne kas nors kitas turi primesti man šitą diagnozę. Aš pati turiu sąžiningai savo pasakyti, kad esu bejėgė prieš alkoholį ir kad nevaldau savo gyvenimo. Kas liečia antrą, trečią žingsnį, tai aš atėjus pas anonimus laikiau save ateistė, gal nuo Minesotos laikų, jau kai ten pradėjau melstis, ir mano pirmoji malda buvo ramybės malda, kuri mane iš tikrųjų ištraukė ir labai man padėjo, ir šiandien mano kasdieninė malda, kuri mane palaiko. Mano antras žingsnis buvo toks keblus įsitikinimą, tas žodis kaip prisikabino ir niekaip negalėjau suprasti, kaip galėjau įsitikinti, kad tik galingesnė už mus pačius jėga gali grąžinti sveiką mąstymą. Iš tikrųjų, įsitikinti, man atrodo, kažkaip tai turėjau pamatyti, kažkaip tai, protų suvokti. Ir tada viena iš irgi tokių pat naujokų, kaip ir aš, paskui tekstą aš irgi mačiau, bet tas gilesnis matymas to teksto, iš tikrųjų, jis kaip kiekvieną kartą skaitai, kaip iš naujo, kad įtikėjome. Ir iš tikrųjų tas įtikėjimas atėjo su laiku ir atėjo tiesiog su tokiu paprastu dalyku, kai atėjo man tokia mintis, juk dingo tas baisus, nenumaldomas noras gerti. Be mano pastangų, be mano kažkokio įsikišimų, kažkas tai atėmė tą norą, nieks negalėjo padėti, nei artimųjų maldavimai, nei medikai, nors aš niekad nebuvau iki galo atvira su medikais, kadangi sakydavo, geriu kaip visi, kadangi buvo įsivaizdavimas, kad visi aplinkui geria nemažiau kaip ir aš. Ir toliau tai pradėjom gilintis į kitus žingsnius ir iš tikrųjų neįsivaizdavau, kaip praktiškai atlikti 4. žingsnį. Ir dar kartą pasikartosiu, kad be kitos alkoholikės pagalbos iš tikrųjų nemokėčiau, neišmokčiau taikyti tą mūsų 12 žingsnių programą. Iš tikrųjų tam savo kasdieniniam gyvenime. Ir labai sąžiningai, neatidėliodama, iš tikrųjų dariau visus žingsnius ir per 5. žingsnį labai nuoširdžiai pasidalinau visko, ir kai buvo įdomiai, kad netgi nebuvau kai kurių dalykų įrašiusi to 4. žingsnio lenteles, o kai pradėjom pasakoti globėjai savo tą gerimo istoriją, savo visus tos dalykus, iškilo iš atminties tokie, gėdingi man, kuriuos norėjau, niekam niekados gyvenime nepapasakoti ir tiesiog sukišti ten kažkur tai labai giliai,
Ir va tas viskas iškylo į paviršių ir atsimenu, nu, tą, kai jau iš globėjos jau po 5 žingsnių tą palengvėjimą tokį, nu tiesiog kaip skridau kaip ant sparnų ir va tą jausmą turbūt niekad nepamiršiu. Va to išlaisvėjimo, tikro, iš tikrųjų labai stiprus potyris buvo. Ir paskui ir kitus surašėme tos trūkumus, padarėm 7 žingsnį, paprašiau Dievo, kad pašalintų būdo trūkumus. 8 žingsnį tą sąrašą žmonių buvo nesunku, kurios reikėjo atlyginti skriaudas, kadangi viskas ėjo iš 4 žingsnio lentelių. Ir aišku, 9 žingsnį buvo sunkoka ryžtis daryti kalbėti su kiekvienu, aišku, pradėjau nuo artimųjų ir man atrodė, kad tas žingsnis su dukra, su mama kažkaip tai, ne iki galo padaryti, kadangi nei dukra, nei mama nieko nenorėjo ten ilgai kalbėti šitą temą ir tiesiog pasakė, mes labai džiaugiamės, kad tu negeri ir baigiam šitą. Tik paskui su laiku atėjo tas suvokimas gilesnis, kad tas 9 žingsnis, kaip ir su mama, kaip ir su dukra, taigi tie žingsniai iki gyvenimo pabaigos aš turiu per vieną pokalbį ar pas tą, kaip aš galėčiau atlyginti tas skriaudas, kaip įskaudinau, kaip nepavyks ištaisyti. Ir turiu rūpintis, turiu skirti dėmesio, padėti. Tai buvo su mama, kurią šiemet sausio mėnesį palaidojau. Ir su dukra. Ir kaip po to visko, po žingsnių ir sveikstant, kaip tvarkosi santykiai iš tikrųjų. Ir buvo 9 žingsnis ir su bendradarbiais, ir su viršininkė, netgi su 2 viršininkais, kurie iš tikrųjų davė šansą. Aš galvoju, kad per Minesotos visi žinojo, kur aš buvau tą mėnesį, galvoju, kad dirbau tokį valdišką rimtą darbą su klientais ir galvoju, kad iš tikrųjų teks parašyti, buvau jau taip nusteikus, kad reikės parašyti pareiškimą, bet iš tikrųjų davė šansą ir kaip atsistatė santykiai darbe. Aš galvoju, niekada nesugrąžinsiu to pasitikėjimo, autoriteto neatstatysiu, bet viskas, kai pradėjau iš tikrųjų sveikti, sąžiningai atlikinėti savo pareigas, viskas pasikeitė ir grįžo ir iš tikrųjų ir pasitikėjimas ir tais paskutiniais veikimo metais išeinant į pensiją, tai iš tikrųjų pas mus kiekvienais metais vyko atestacija ir iš tikrųjų kėlė kategorijas ir paskui, kai aš išeidinėjau į pensiją, kadangi norėjau dukrai padėti anūkę auginti, labai įkalbinėjo, kad pasilikčiau dirbti ir siūlė ten skyriaus vedėjo pareigas ir iš tikrųjų iš tikrųjų ir karjeros dalykais ir tokie žmoniški santykiai labai atsistatė ir su dukra galiu pasakyti visai kitokie santykiai, ir klausė dabar patarimų ir iš tikrųjų dalinasi savo visokiais rūpesčiais, kas ilgą laiką iš tikrųjų nebuvo to artumo, to tokio supratimo. Aš nepasakysiu, kad blaivybėj viskas rožėm klotas, visko pasitaiko, bet dėka programos iš tikrųjų yra tas matymas, kai lenda būdo trūkumai, kai norisi juk
gėrimų laikotarpiais aš jaučiausi labai nelaiminga, aš taip stengiuosi dėl šeimos, 3 darbuose dirbu, taip rūpinuosi ir neįvertinta, ir nieks nevertina. Ir vat šiandien aš suprantu, juk aš viską nuspręsdavau pati, kur mes atostogausim, ką darysim, ir niekad nepasidomėdavau, vat nebuvo tokio vat normalaus bendravimo, pokalbio, ar norit to mano artimieji, ar nori jie ten važiuoti atostogauti, ar nori daryti tą ar tą, ar eiti kažkur tai. Tiesiog vat, kitų nepaisymas pasireiškia. Šiandien aš iš karto pastebiu, kai keičiasi mano būsena, kai aš supykstu arba susierzinu, arba kažkaip tai netaip reaguoju. Aš tiesiog neieškau kaltų aplinkui, kaip būdavo anksčiau, o tiesiog klausiu savęs, kodėl aš taip reaguoju. Kodėl aš taip reaguoju į kitus žmonės, į kitus pasakymus. Aišku, ne visi tie būdo trūkumai ten išnyko ir Dievas ten viską pašalino, jie sumažėjo. Bet šiandien atsirado tas vat, matymas, kai vat, sugrįžta egoizmas, egocentrizmas, noras valdyti, arba kiti kažkokie atidėliojimas, ten ir kitokie dalykai. Tai tiesiog aš labai dėkinga programai, kad vyko tas pasikeitęs požiūris į gyvenimą, į žmonės, į įvykius ir taip toliau. Ir 9 žingsniai, aš visą laiką galvoju, kad pusiaukelė, apie kurią rašo mūsų knygai, tai yra 6 žingsnis, nieko panašau. Pusiaukelė programos yra 9 žingsniai, kurie padeda iš tikrųjų susitvarkyti, suprasti apie savo ligą, surasti Dievą, arba kam priimtina aukštesnė jėga, sudaryti savo tokią sampratą, savo Dievo, išvalyti savo kiemą, atitaisyti tos trūkumus, ir tada 3 paskutiniai žingsniai, 10, 11 ir 12, kaip gyventi laimingai blaivybėje. Vat iš tikrųjų nepulti į savigailą, kad kiti gali išgert, gali ten linksmintis kitaip, ir visokiausius tokius dalykus, iš tikrųjų jausti tą ramybę, kurią iš tikrųjų dievinu ir įvertinu šiandien labai. Ir tas 10 žingsnis, nusprendėme, nuolat stebėjome save, ir toks atsivaizdavimas, sėdžiu ir stebiu save, nieko panašaus. Kaip sakiau, atsiradęs tas matymas, kai kažkas tai lenda iš kažkokių būdo trūkumų, ar pasikeitė būsena, arba sunku priimti sprendimą, arba toks kartais be jokios priežasties atsikeli be nuotaikos. Ir tada iš tikrųjų bandau analizuoti, kasgi su manimi vyksta ir kodėl, arba iš tikrųjų kartais ten aprėkiu dukrą, nesusilaikau, ar dar kažką tai, ar kažkokį neteisingą žingsnį. Ir kaip parašyta 10 žingsnį, jeigu būdavome neteisūs, tuoj pat prisipažindavome klydę. Negyventi toj, iš tikrųjų, kai jautiesi širdies gilumoje, iš tikrųjų, kad neteisingai pasielgiai, ištaisyti tą dalyką, nenešioti savyje ir kad nedaryti tos galvoje viryklės, ten, kai anksčiau būdavo save pateisini, apkaltini ten viršininkus ir galvoji, kaip tu atkeršysi, kaip tu pasakysi, ir nieko panašaus, aišku, realiam gyvenime neįvyksta. Ir labai svarbus tas 11 žingsnis, malda ir meditacija, stiprinti tą sąmoningą ryšį su Dievu.
iš tikrųjų jau priėjus 11 žingsnį atsirado, jeigu trečiam žingsnį lyg tai ir patikėjai savo valiai gyvenimą Dievo globai, bet vat tokio vat sąmoningas ryšys pas mane atsirado būtent prie 11 žingsnio. Nors, kai priėjom 11 žingsnį ir lyg tai ir padarėm tą 11 žingsnį, nebuvo vat iki galo to supratimo, koks jis svarbus vat tam mano kasdieniniam gyvenime. Kad vat tos kasdieninės praktikas iš tikrųjų kaip dvasios higiena aš skaitau, kad rytas prasideda šiandien jau daug metų nuo maldos ir tokios trumposios meditacijos vasarą arba ten vat prie jūros. Man labai patinka gamtoj medituoti, vat išeinu į sodą ir iš tikrųjų pabūnu su Dievu savo mintyse ir nuoširdžiai pasimeldžiu ir aišku stebiu, kad mano maldos nebūtų poteriai ir aišku tą vakare būtinai padėkoju už tą blaivę, už tą laimingą ar kokia jin bebūtų tą dieną. Ir šiandien labai praktikuoju ir dienos metu visokias maldas, jeigu kažkur tai važiuoju su kokiu rimtu reikalu, iš tikrųjų prašau Dievo palaiminimo geriems darbams ir iš tikrųjų kiekvieną dieną prašau, kad leistų man būti naudinga jam ir kitiems. Ir tai labai svarbu. Man šiandien tą kasdieninę pastovią praktiką. Ir 12 žingsnį, aišku, labai svarbu, kad iš tikrųjų tie jau pastebimi pokyčiai, kurie įvyko mano gyvenimą, ir tas dvasinis pabudimas, ir labai svarbus dalykas perduoti tą žinią kitiems. Man kažkaip tai viskas taip klostėsi, kad aš buvau 12 žingsnį ir pas mane pasiprašė globos ir aš labai išsigandau ir klausiau globėjos, kad mes dar nebaigėm žingsnių, o čia jis sako, pradėk skaityti ir aš visada būsiu šalia, jeigu kažkas iškils. Ir va tas, ir tai iš tikrųjų buvo daugiau kaip prieš 10 metų ir ta pirma mano globotinė buvo iš Panevėžio ir mes dirbom Skype ir va ta buvo dar iki tų pandemijų visų pirmoji tokia praktika, kad galima iš tikrųjų praeiti, studijuoti programą būtent per atstumą, per Skype, per Zoomą, Messengerį, kam tai patinka ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad jinai gan aktyvi savo grupėje, iki šioliai blaivi ir gerai jaučiasi blaivybėj. Ir šiandien irgi turiu globotinių ir kadangi vis vien pastoviai palaikau ryšį su anoniminiais alkoholikais ir tarnauju ir dalinuosi savo patirtim susirinkimuose, tai lankausi ligoninėj, tai tų globotinių visada atsiranda ir labai džiaugiuosi, kad labai daug yra dabar ir moterų galinčių globoti ir kažkaip tai, kai Marius pakvietė pasidalinti savo patirtim, vakar vedžiau susirinkimą irgi Zoominę savo grupį ir trečio alkoholiko skaitėm tą pasakojimą ir labai susitapatinau, kad kaip jis dalinosi, kad sunku įvertinti, kiek daug man padėjo draugija ir aš irgi galiu paliudyti,
nu, tiesiog labai sunku įvertinti. Ir vat, sekmadieniais mes 18 valandą čia toks naujas susirinkimas, jau porą mėnesių vedam pagal Grapevine žurnaliuką, pasirenkam temą ir šio mėnesio tema Liepos mėnesio buvo kas gero, nuostabaus įvyko blaivybė. Ir iš tikrųjų tokie pasidalinimai ir kažkaip tai kartais nesusimastai, kiek iš tikrųjų daug gero ir nuostabaus įvyko blaivybėje. Ir vat, tas trečias alkoholikas Bilas Dobsonas, tai jis dar dalinasi, kad iš tikrųjų apie tą dėkingumą daug rašo ir rašo, kodėl jam patinka lankytis susirinkimuose. Aš irgi šitoj vietoj labai susitapatinu. Todėl, kad iš tikrųjų man patinka lankyti susirinkimus. Aš gerai jaučiuosi, aš labai myliu tos savo draugus, anoniminius alkoholikus. Jie tokie artimi, kartais artimesni negu, nu, stipresni ryšiai tarp mūsų negu giminystės ryšiai. Ir mes suprantam vieni kitus ir taip nuoširdžiai dalinamės ir iš tikrųjų jokio smerkimo ir kiekvieno yra savo kelias ir su atkryčiais, su gyvenimo kažkokiais sunkiais momentais ir va, tas palaikymas vieni kitų, nu, tiesiog yra nuostabus dalykas. Ir va, baigdama aš noriu pasakyti irgi, va, kaip to Bilo Dobsono pasakojame, kad aš atėjau į draugiją vien siekdama blaivybės, tačiau per suradau Dievą. Ir manau, tai yra stipriausia, ką žmogų gali nutikti. Ir iš tikrųjų aš labai dėkinga už tą surastą tikėjimą, už tą surastą savo Dievą, kuris man padeda šiandien gyventi ir džiaugtis blaivybę. Ačiū Jums, kad galiu su Jumis bendrauti, sveikti ir džiaugtis, kaip sveikstat Jūs. Ačiū.